Pirmoji taisyklė. Vakarienė 5:30 makaronai su sūriu ir brokoliai šaldytuve. Antroji taisyklė. Vėliau žaidimui skirtas laikas, bet po jo visi žaisliukai turi būti sutvarkyti. Trečioji taisyklė. 6:30 reikia eiti praustis, prašau pamėginkite ištrinti Jokūbėliui plaukus. Ketvirtoji taisyklė. 7:30 į lovas. Norėčiau dar pasiklausyti Mardžios pasakojimų, bet perskaičiusi mamytės sąrašą jį surimtėjo. Manau, reikia pridurti kelias naujas taisyklės dėl vakarienės, pareiškė jį. Jokūbėlis sudėjuoja, o man širdis nusirita į kulnus. Aš nevalgysiu brokolių, nei dabar, nei kada nors, pasipūtė, sako mano broliukas. Mardžia tik kilsteli antakį, o tada čiumpa medžiaginę servetėlę ir pradeda ją lankstyti. Esu buvusi daugybėje egzotiškų vakarienių visame pasaulyje. Vakarieniavau su princesėmis, riteriais, ponais ir ponėmis, bet to turiu savo pačios karališkas vakarienės ruošimo taisyklės. Pasakoja ji ir tuo metu užsimaukšina ant galvos iš servetėlės išlankstytą nuostabią virėjo kepurę. Kupini susižavėjimo mudu su Jokūbėliu susižvelgėme. Gaminti maistą? Mūsų naujoji auklė leis mums ruošti vakarienę. Nubėgu prie žemutinio stalčiaus ir surandu mūsų prijuostas. Mikliai jas užsijuosime. Taigi, pažiūrėkime, sako virėja Mardžia. Pirma taisyklė – paruošti maistą. Jemima, tu būsi virėjas padėjėja. Nežinau, ką tai reiškia, bet padedu rinkti visus produktus, kuriuos vardija Mardžia. Dar jį praneša Jokūbėliui, kad jis skiriamas padavėjui. O padavėjai eina imčių? Klausė Jokūbėlis ir kaip karatistas spirijojo. Taip, bet iš pradžių jie teiraujasi vakarienės svečių, ko šie norėtų, ir viską surašo į mažą blanknotą. Ji paduoda Jokūbėliui užrašų knygutę ir sidabrinį rašiklį. Bet aš moku parašyti tik savo vardą ir tą su klaidom, atsidūsta mano broliukas. Nesirūpink, sako Mardžia, aš perskaitau keverzones, sugebu įskaityti visų savo augintinių rašyseną, kaip kitaip galėtume bendrauti. Oho, visada svarsčiau, ar vištos moka rašyti, tiksliau, kaip jos rašo tą savo koją. Viskas prasidėjo, kai mano kupranugarius paprašė perskaityti meilės laišką, kurį jam atsiuntė pieninga karvė. O tai buvo sunku, nes karvės rašo ne kanopą, o kuogi jos rašo? Susidomėjęs klausė Jokūbėlis. Ogi stimburiais, šūkteli Mardžia ir paduoda mums dubenį. Žinote, iškepęs raudoną gimtadienio tortą, princas Leonardas užkariavo mano tetos širdį. Suprantama, baronas Dinkelstešas nebuvo tuo patenkintas. Mudu su broliuku sumušame į dubenį 8 kiaušinius. Jokūbėlis netyčia įmeta ir pusę lukšto, bet mes jį tik paslėpėme po miltų kauburėliu. Tada dar suberiame kalną dribsnių ir įmetame arbatos maišelį. Mardžia sako, kad mes labai kūrybingi kepėjai, bet abejoju, ar mamytė jai pritartų. Kai viskas jau gražiai kepa, Mardžia ištraukia sąrašą ir priduria dar vieną naują taisyklę. Antroji taisyklė – padengti stalą. Jokūbėlis vėl sudėjojo, bet Mardžia sako, kad tai vienintelis būdas apsispręsti dėl vakarienės svečių sąrašo. Norite pasakyti, kad vakarieniauti kviesime svečių? Klausiu aš. Žinoma, atsako ji, vakarienė visada turi būti kviestinė, o tobulas kviestinės vakarienės dalyvių skaičius yra 6. Todėl nutarėme pakviesti ir Arčį, mūsų mopsiuką, bet vis dar esame tik 4. Padengsime stalą 6 asmenims, galbūt kokie ypatingi svečiai mus nustebins, sako Mardžia. Padedame 3 lėkštės ir po 3 šakutės su peiliais kiekvienam iš svečių. Bet Arčis nemoka naudoti stalo įrankiais, todėl padedu jam valgomąsias lazdeles. Kas dar parašyta mamos sąraše? Klausiu Mardžias, tikėdamasi, kad jis sugalvos naujų taisyklių. Mardžia sutrimituoja tariamą trimitu. Trečioji taisyklė – papuošti valgomąjį.
Ir netrukus jau karpame kartoninės žvaigždės ir gaminame girliandas, o Jokūbėlis sasagėlėmis sega žvaigždės prie staltiesės. Paskui, pagautas įkvėpimo, jis prisega savo marškinėlius prie šortų, o vieną kojinę prie virtuvinio rankšluostėlio, jis jau ruošiasi prisegti Arčio dėvytę prie letenėlės, bet pripuola Mardžia. Ar galėčiau pasiskolinti segiklį? Greitai klausė ji, o paskui mikliai paslėpė įrankį. Lipnia juostele Jokūbėlis prilipina stalo vidury žaislinį stegozaurą, kaip papuošimą, o ant kiekvienos kėdės atkaltės pririšame po kaspiną. Neseniai išmokau surišti kaspiną ir dabar darau tai gana greitai. Kambarys išpuoštas karaliams ir karalienėms, sako Mardžia ir duoda 5 mums abiems. Ir puikiai tinka hercogieniai, dabar jis tikrai paruoštas vakarieniai. O, mano pilvukas ima keistai urgzti, užuodžiu virtuvėje kepantį pyragą, bet Mardžia vėl žvilgteli į sąrašą. Laikas nusiprausti, kad per vakarienę atrodytume nuostabiai, sako ji ir šaižiai sušvilpia švilpuku. Į vonią! Praustis prieš vakarienę? Tai labai neįprasta. Bet dabar vadovauja Mardžia, todėl nusakime paskui ją laiptais aukštyn. Vonioje Jokūbėlis atsisako prileisti vonią ir pasiimti rankšluostį. Imu nerimauti, nes žinau, koks užsispyręs gali būti mano mažasis broliukas. Bet Mardžiai kyla linksmas sumanymas. Ji prileidžia į užkimštą kriauklę vandens iki pat kraštų ir supila visą buteliuką levandų kvapo vonios putų. Tai neįtikėtina. Muilo burbuliukai ima palengva sklęsti ant grindų ir užkloja mums kojų pirštus. Tada Mardžia supila dar ir obuolių kvapo šampūną, tėvelio losjono paskutimuose, mamytės veido kremą ir net užpurškia truputį prašmatnių kvepalų. Jokūbėlis užsispaudžia nosį ir kikendamas sako, Paskui auklė kažkaip suranda mūsų plaukimo akinius, kuriuos buvome pametę prieš 100 metų. Ir mes juos užsimauname. Mardžia susiranda švilpuką. Laikas nerti, sušunka ji ir garsiai sušvilpia. 1, 2, 3, nerkit! Mudu su Jokūbėliu sumerkėme galvas į kriauklę pačiam, o paskui išneriame. Netrukus putų jau pilna visur. Jos teška mums smakrų ir ausų. Jokūbėlis pasidaro baltą kalėdų senelio barzdą, o aš susitaisau iš putų baltą peruką. Gal išmaudyti ir šunį? Teiraujasi Mardžia. Girdžiu, kaip vonios kambarį jį purškia dar oro gaiviklį. Per putas auklės nė neįžiūriu. Nereikia, tvirtai pareiškia. Arčis nekenčia vandens, jis šoka į tvenkinį tik per karščius ir tik vydamasis kamuoliuką. Bet ar sąraše neparašyta, kad turime ištrinti Arčiui kailį? Ne, sakau. Mamytė rašė, kad reikia ištrinti Jokūbėliui plaukus, o ne Arčiui kailį. Vėl imu nervintis, bet šį kartą ne dėl gražaus broliuko elgesio. Nerimauju, kad laiku nespėsime padaryti visų darbų iš mamytės sąrašo. Staiga, besišypsantis Mardžios veidas pasirodo pro putas. Ji klausė Jokūbėlio. Ar nori šampūno irokėzo? Jokūbėlis linkteli, nors nei aš, nei jis nežinome, kas tas irokėzas. Mardžia muilino Jokūbėliui plaukų šampūnų tol, kol jie atsistoja piestu lyg skiauterė. Jis atrodo nuostabiai, lyg baltas gaidžiukas. Tada jie išmuilina plaukus ir man, sudėlioja juos lyg ledus indelį. Vonios kambaryje dabar netvarka, bet Jokūbėlio plaukų išvaros ir jis laimingas. Mamytė irgi labai apsidžiaugs. Tačiau man truputėlį neramu, nes vis dar reikia padaryti daugybę dalykų, o mes nesilaikome sąrašo. Kas ant šitos lentynos? Klausė Mardžia. Pro baltus purius muilo burbulų debesis vos įžiūriu, kad jį rado draudžiamąją mamytės lentyną. Mardžia atsuka didelę indelę, kuriame yra kažko lipnaus ir rudo dangtelį ir tuo daiktu išsiteplioja savo veidą. Tikriausiai tai porą sutraukianti purvakaukę, spėja ji. Perskaitau etiketę, o joje aiškiai parašyta. Rudi plaukų dažai. Ak, ne, Mardžia išsitepė plaukų dažų ant veido ir jis jau darosi oranžinis. Ji iš tikrųjų ima atrodyti kaip umpa lumpa.
Greičiau, Mardžia, nusivalykite, šaukiu, tai ne veido kaukė. Nenoriu, kad Mardžios veidas būtų tokios pat spalvos kaip mamytės plaukai. Pliūkšt! Mardžia teškia veidą į vandenį kriauklę ir ima grandyti savo skruostus. Dabar muilo putos ir vanduo išsitaško po visas grindis. Arčis atpėdina į vonios kambarį ir pradeda loti ant Mardžios. Aš šunginėlė Mardžia, sugurguliuoja išnirusi auklė. Sakiau tau, kad ji netikra suaugusi, sušnabždama Jokūbėlis, žvalgydamasis po sujauktą vonios kambarį. Nagi, Mardžia, sakau, laikas grįžti prie sąrašo. Turiu pasakyti, kad nelengva rasti Mardžią tarp tokios gausybės muilo burbuliukų. Jų pilna visur, jie kyla iki pat lubų. Pagavau, sakau, čiupdama auklę už kojos, bet kilstelėjusi pamatau, kad tai tik šampūno buteliukas. Laikau ją už alkūnės, šaukė Jokūbėlis, bet jis pagavo tik maišelį vonios druskos. Abu prapliumpame kvatotis. Mardžia, ar čia jūs? Klausiu, bet ištraukiu kūno želė indelį. Pagaliau pajuntu kažką judant ir čiumpu. Jaučiu, kad tai kažkas labai plaukuoto, o paskui pamatau, kad rankose laikau Arčį. Kaip Arčis pateko į kriauklę? Sušunka pro muilo putų užuolaidą pasirodžiusi ir nuo ausies iki ausies išsišiepusi Mardžia. Kai išsidžioviname plaukus, mūsų auklei kyla naujas sumanymas. O tai sakykit, o tai ko mes pilksimės per vakarienę? Klausia, tarsi vadovautume mes, o ne jį. Bet kuo tik ne šortas, šaukė Jokūbėlis. Dabar jo plaukai švarūs ir sausi, tačiau jis nepakenčia šortų, net vasarą. Negalime dėvėti įprastų drabužių, sako Mardžia. Kviestinė vakarienė yra iškilmingas renginys ir turime atrodyti kuo gražiau. Man šauna mintis. Tuoj grįšiu, sakau, ir išbėgu ieškoti kostiumų dėžės. Grįžusi randu Mardžią ir Jokūbėlį tėvų kambaryje. Jie stovi mamytės spintoje ir traukia iš jos visus ypatingus vakarinius rūbus. O ne, mamytė tikrai bus nepatenkinta, jei sukelsime netvarką. Aš nenoriu prisišaukti bėdos. Tačiau tai toks smagus užsiėmimas. Galite imti mano fėjos sparnelius, siūlo Mardžiai, o mano Helovyno boružėlės kostiumas tiks Jokūbėliui. Mardžia tik papurto galvą. Išsitraukia pirato akies raištį ir gladiatoriaus kalaviją. Per kviestinę vakarienę svarbu išsiskirti, sako jis, akstydama Jokūbėliui geltoną blizgučiais nusėtą švarką. Kartą dalyvavau iškilmingoje vakarienėje Paryžiuje. Ten į mane atkreipė dėmesį Tulūzos grafas ir išmokė šokti tango. Kas yra tango? Šnairvai Mardžia Jokūbėlis. Aš tam parodysiu, sako ji ir apkabina mano mažąjį broliuką. Paskui pakelia ir ima šokti su juo po kambarį garsiai dainuodama. Tulūzos grafas išmokė mane taip šokti. Dar jis dantyse laikė rožę ir vilkėjo raudoną sportinį švarką. Atrodo, Mardžia pasinėrė į prisiminimus.